Sveiki. Šiandien kalbėsiu apie tai, apie ką mažai kalbama. Apie tai, kodėl kai kurių žmonių pinigai neišsilaiko, kodėl sėkmė tarsi ima ir išgaruoja iš jų rankų, kodėl vieniems viskas pavyksta ir pavyksta lengvai, o kiti tiesiog stringa, tarsi visos aplinkybės žaistų prieš juos, nors jie daro viską tą patį ir turi pakankamai daug išminties, išsilavinę, protingi, investuoja, dirba, stengiasi, tačiau nuolatos kažkas sutrukdo. Taigi, kai kuriems žmonėms tiesiog atrodo, kad gyvenimas kiša koją. Ši paskaita bus ne apie finansinį raštingumą, ne apie naujas finansinės strategijas, investavimą. Jie apie sisteminius pasąmoninius mechanizmus, kurie mūsų iš tikrųjų veikia ir veikia mūsų gerovę. Apie tai, kaip mes tampame tam tikrų nematomų giminės, kolektyvinės pasąmonės, archetipinių tam tikrų strategijų ir žaidimų dalimi. Kartais visiškai nesuvokdami, tarsi dalyvaujame kažkokiam žaidime, kuris daugiau negu mes patys. Ir kągi su tuo daryti? Jei esi žmogus, kuris stengiasi, trokšta rezultatų, siekia, o kažko vis pritrūksta. Jei jauti kaltę, kuri atrodo neturi jokio pagrindo, kai sekasi, arba tiesiog būna nepatogu, nes jau turi tiek, kad net nesinori girtis. Galbūt turi nuojautą, kad vėl keli variantai ir kažkas pasitvirtys blogo. Gal neišeis, nesiseks, arba eilinį kartą pasirinksiu ne tą variantą. Taigi, tu žiūri šitą paskaitą neatsitiktinai. Ir noriu tik tai pasakyti, ką gausi iš šios paskaitos. Tai pirmiausia, kitokį įdomų paaiškinimą, supratimą, kodėl tam tikros pastangos ne visada virsta rezultatu. Supratimą, kaip giminės sistemos ir tam tikri pasąmoniniai dalykai reguliuoja tavo finansinį termostatą. Ir pateiksiu keletą pavyzdžių, kaip žmonės tiesiog santykyje su pinigais, kai jiems arba per sunku, arba nesiseka. Ir kokį nors mažą dar praktinį metodą duosiu, kad išbandytumėte iš karto po paskaitos. Užrašą apie tai, ką daryti, arba tą tekstą aš paliksiu apačioje po šio video. Taigi, kodėl pinigai išslysta? Pinigai tai tik tai tam tikras paviršius. Gylis prasideda ten, kur tu net nesitiki. Kai kurie žmonės turi žinojimą, tikslus, strategijas, net verslus, bet lyg tyčia viskas nuolat išslysta iš rankų. Situacijos atrodo taip susiklosto, kad ima ir nesiseka. Stogas netikėtai pradeda leisti. Klientai pamiršta laiku atsiskaityti ir sumokėti. Avarija automobilio, šeimos kokios nors netikėtos atostogos, galų gale liga. Sąskaitos netikėtai užstringa. Atrodo viskas ok, tik situacijos vis prieš tave. Rezultato vis nėra ir jis taip ir net gali atsirasti. Kodėl? Todėl, kad tai ne apie tave ir ne apie žinias ir ne apie pastangas, tai apie vidinę sistemą, kuriai tu esi pasąmoningai lojalus ir kuri siekia kažkokio savito savo balanso. Pavyzdžiui, klientas, verslininkas, daug daro, bet rezultatas vis neatsitinka. Paaiškėjo, jo senelis buvo pasiturintis ūkininkas, kuris pokario metu neteko visko. Turtas buvo atimtas, broliai įkalinti, išsiųsti į Sibirą. Šeimos legenda dasivijo ir jį. Turtingi kentės pirmiausiai. Ir tai legenda, kuri atrodo tik tai tarp eilučių pateikia šį sakinį. Ir ką jis daro kasdieną? Visą pelną investuoja ir dažnai neteisingai. Viską atiduoda.
tik tai atsitikus pirmiems pavojams, pirmiems mažiems signalams, jis tarsi atsisako to visko, ką turi. Bijo kaupti. Kai atsirasdavo daugiau lėšų, atsirasdavo skubus reikalas, kuriam viską ir išleisdavo. Sąmoningai jis norėjo klestėti. Pasąmonėje saugo jo giminės balansą. Visiškai nenorom. Jei mes taip praradom, ir aš turiu neturėti arba negaliu turėti. Kitas atvejis. Klientė. Jautri ir gera vadovė. Visada padeda, visada pasiruoši tik gelbėti, suprantanti, patinkanti žmonėms, darbuotojams, bet pati nuolatos tuščiomis kišenėmis. Pasirodo, jos proseneliai buvo labai turtingi dvarininkai. Savo laikmečiu išnaudojo kitus, buvo pakankamai gobšūs, galim sakyti žiaurūs ir tarpais ne visai sąžiningi. Šiandien ji tarsi nesąmoningai atpirkinėja jų kaltes. Visų pirma, į darbą priima visus, kas tik papuolė, tada visais subėdžiais rūpinasi, gelbsti, permoka, aukojasi, nesukontroliuoja išlaidų ir pati vos suduria galą su galu. Atrodo, kad perdėtai dosni. Ir ji nesuprato niekaip, kodėl visą tai, kodėl jai neišeina kitaip. Pasąmonėje veikia tada schema. Jei mano protėviai paėmė per daug, aš atiduosiu viską. Per jautrumą, per perdėtą galbūt skaidrumą, atvirumą, per norą visus apsaugoti. Ir kur viso šito šaknys? Neuromokslas sako, kad mes nesame tik loginės būtybės. Mūsų sprendimai tai tam tikros reakcijos, kurios veikia per mūsų smegenų limbinę sistemą. Ir jos veikia dar iki to, kai protas įsijungia. Daug anksčiau mes priimam sprendimą, negu apie jį pagalvojam. Jei pasąmonėje įrašyta, kad būti turtingu pavojinga, ar pinigai atneša vienatvę, tai mes netiesiogiai sabotuosime savo situacijas, savo sėkmę ir visiškai nesąmoningai stengsimės įgyvendinti tokius scenarius. Ir ne todėl, kad mes esame kvaili, o todėl, kad vidus renkasi sistemą. Giminės lygyje mes tarsi vykdome didesnę, svarbesnę programą už mus pačius. Taigi, kodėl svarbu tai suprasti, suvokti ir matyti tą savo sistemą? Tai reiškia, kad mes galime pasidaryti tam tikrą įtaką ir išsilaisvinti iš viso to. Reikia suprasti, kad tu nesi vien tik tu esi šeimos, giminės ir žymiai didesnės sistemos dalis. Ir visa tai veikia. Kartais pasąmonė veikia ne per tiesioginį tam tikrą pasikartojimą, o per tam tikrą kompensacinį mechanizmą. Jeigu tavo senelis buvo neteisingas, tu gali būti perdėtai teisingas ir tai gali būti galbūt netgi nenaudinga kai kuriuose situacijose, tau asmeniškai. Jei tavo proseneliai buvo galbūt labai kontroliuojati, griežta, tu būsi visiems paklusnus. Jei kažkas tavo linijoje buvo išskirtinai turtingas, galbūt tu būsi su visais lygus ir stengsiesi atiduoti viską arba neturėti. Tačiau gali kartotis ir tiesiogiai tam tikri scenarijai. Jie buvo turtingi, tu esi turtingas, jiems kažkur labai sekėsi, tau sekėsi. Bet pastebėsi, kad vienur ar kitur darai tas pačias klaidas. Ir kartu šalia vis vien kažkas sukurs tą balansą visoje toje plačioje sistemoje. Tam žmogui galbūt reikės kentėti. Tai gali būti tavo brolis, vaikai, net tavo anūkai. Ir visa tai ne mistika, o tam tikra sisteminė dinamika, kuri pasimato dirbant su žmogumi. Ir jūs galite pastebėti, kalbėdami su savo draugais, kai jie pasakoja savo gyvenimo istorijas. Mus veikia genetinė atmintis,
kolektyviniai sąmonė, normos, prietarai, giminės tam tikra patirtis, legendos, mitai. Ir jie kuria tam tikrą subtilę erdvę, kuri daro įtaką visiems mūsų įvykiams, visiems mūsų sprendimams ir mūsų sėkmei. Kaip žmogui visą tai pakeisti? Pirmiausia, ne per tas pastangas, kurias darėte iki šiol. Ne per dar vieną bandymą pakovoti ir pasipriešinti, įveikti valios pastangomis kažką. Tai yra virš visų mūsų pastangų. Tai, kas sukuria tam tikras priežastis, kurio mes esame nepasiruošę. Tikra transformacija vyksta, kai žmogus ima ir paleidžia pasąmoninius ryšius, atpažįsta tas lojalumo schemas, nutraukia ne savo kaltes, pažadus duotus, priesaikas, arba jeigu norite net ir prakeiksmus. Gerai, dabar aš jums duosiu vieną paprastą pratimą. Pabandykime taip. Užmerkite akis ir pagalvokite. Įsivaizduokite prieš save žmogų, kuris jūsų giminėje kentėjo dėl pinigų stygiaus arba dėl kažkokių kitų įvairių problemų, kurios jaučiate, kad vienaip ar kitaip gali būti susiję. Galbūt tai jūsų tėtis, mama, senelis, prosenelis ar dar iš toliau. Galite įsivaizduoti tik jį kaip siluetą, jeigu jo nepažįstat, nežinote. Taigi, pažiūrėkite į ją. Pajauskite, ką reiškia jam gyventi savo gyvenimą. Ir mintyse pasakykite jam, aš matau tave. Jaučiu tavo istorijos svorį ir suprantu, kokia ji tau buvo svarbi. Aš gerbiu tavo praeitį ir tavo nueitą kelią. Galime būti greta, bet laisvi vienas nuo kito. Be kaltės, be įsipareigojimų, kurių vienas kitam ir nedavėme. Ši našta nebe mano. Tu esi tu, su savo patirtimi ir savo sprendimais. Aš esu aš, su savo pasirinkimu eiti kitu keliu. Na ir dabar stebėkite, ką pajausite, kaip sureaguos į tai kūnas, kas keičiasi jūsų viduje. Gali būti įvairios reakcijos ir pasipriešimas, ir pašaipa, ir sarkazmas, ir ašaros, tačiau bet kokia jūsų reakcija kažką kalbės apie jūs. Ir tai bus iššaukta būtent šitos praktikos. Nu ir finalinė žinutė. Tai, kad tavo pasąmonė visada siekia balanso. Ji lojali. Ji nėra tavo priešas, bet ji veikia pagal senas nerašytas tvarkas ir giminės ryšius. Tu gali juos keisti. Tikras proveržis įvyks ne tada, kai per kovą ir darbus sieksi daugiau, o tada, kai viduje išlaisvėsi nuo tam tikrų svetimų istorijų, legendų, mitų, tam tikros karmos, jeigu nori. Tu gali jas keisti. Tikras proveržis įvyksta ne tada, kai tu daug stengiesi, o tada, kai viduje išlaisvėjai nuo svetimų istorijų, nuo tam tikrų giminės legendų ir mitų, nuo tam tikro, jeigu nori, net genetinio ar karminio ryšio. Kai tavo pinigai tampa ne istorijos tęsiniu ar kažkokiu savaime pasitvirtinančiu likimu, o jausmu, kad viskas įmanoma, kad esi laisvas ir gali kitaip. Kai tavo sėkmė ne išdavystė, o nauja pradžia. Ir jei visą tai su tavimi rezonuoja, kviečiu į asmeninę sesiją. Nes kai pokytis įvyksta giliai ir iš vidaus ir apėmė visą tai plačiai, kad suvokti, jis tampa ne teorija, jis tampa tavo nauja realybė. Na ir kągi, ačiū visiems, kad išbuvote iki dabar. Parašykite būtinai komentaruose, kokias mintis sukėlė šitas video. Parašykite, ar norėtumėte šitą temą praplėsti, galbūt panalizuoti tam tikrus keisus diskusijoje online. Nu ir pasidalinkite būtinai su žmogumi, kuriam galbūt tai būtų įdomu. Kuriam galbūt iš tikrųjų pinigai kaip smėlis išbyra iš tarpupirščių. Galbūt jam ne dar vieno mokymo reikia, ar kažkokių žinių rinkimo,
ar finansinio raštingumo tobulinimo iki negaliu. Gal jam reikia tik susitvarkyti tas vidinės programas, suvokti ryšį su visuma ir tada jisai pamatys tas žmogus, kad kažkas pasikeitė ir pasikeitė ne tik jo elgesyje, bet pasikeitė sistemoje, kad dabar būtent laiku ateina tinkami įvykiai, reikalingi žmonės ir gyvenime ateina sėkmė, rezultatai. Taigi, jeigu norite susitvarkyti šitą subtilę sistemos dalį, būtinai parašykite, paskambinkite arba bent palikite komentarą. Iki pasimatymų.